Jėzus neapribojamas. Kelkis, pasimk neštuvus, reik namo. Evangelija pagal Matą, 9 skyrius, 6 eilutė. 4 draugai savo suparalyžiuotą draugą atnešė pas Jėzų. Kuomet Jėzus pamatė jų tikėjimą, suparalyžiuotajam jis tarė: pasitikėk, tavo nuodėmės tau atleistos. Ten esantys raštų aiškintojai pagalvojo, jog tai piktžodžiavimas, jog kas kitas gali atleisti nuodėmes, jei ne Dievas. Jėzus žinojo jų mintis ir pasakė: kasgi lengviau, ar pasakyti tavo nuodėmės atleistos, ar liepti kelkis ir vaikščiok. Ir todėl, kad žinotumėte, žmogaus sūnų turint galią žemėje atleisti nuodėmes. Ir čia kreipiasi Jėzus į paralyžiuotojį: kelkis. Tikrai, kas yra lengviau, atleisti nuodėmes ar išgydyti paralyžiuotoją? Tai abu mums neįmanomi, bet Jėzus įmanomi vienodai. Jo įsikišimas į mūsų poreikius mums yra jo dieviškosios galios ženklas. Dėl to jis pagydė ligonius ir vis dar juos gydo. Ar dabar galioja kitokios taisyklės nei anuomet? Ar Jėzus pasikeitė? Kuomet įtikėjau, neturėjau jokių sunkumų suvokiant, jog Jėzus yra atsakingas už mūsų širdies bei vidinius reikalus. Bet man niekam nesisekė melstis už ligonius. Tai buvo gydytojų reikalas. Tik vėliau patyriau ligonių išgydymą ir taip turėjau patikrinti savai mąstymą. Kažkaip iškildavo vienas ir tas pats klausimas: kas lengviau, atleisti nuodėmes ar išgydyti paralyžiuotąjį? Jėzus yra mūsų gelbėtojas ir tai visą apima bei teisėsi per dabar, iki pat amžinybės. Jis nori išgelbėti mūsų sielas bei padėti mūsų kūnui. Tam jam nekyla jokių problemų, jokių arba. Jam tai turi vienodą svorį, ar ligonį išgydyti, ar sielą išgelbėti. Jis sutyrė visą, ko Viešpats. Nenoriu ir negaliu nubrėžti Jėzui ribų. Manosios teologijos nepakanka paaiškinti, kodėl Jėzus vieną turi padaryti, o kitą ne. Manoji teologija turi remtis tuo, ką Jėzus daro. Gali būti visiškai atvirkščiai. Mūsų teologija turi sekti Jėzumi, o ne Jėzus mūsų teologija. Gali būti daugybė sričių, kuriuose Jėzus galimai nėra atsakingas. Turėtume patikrinti savo pamąstymą ir paklausti, ar tik mes Jėzus neapribojame. Kiek išgydymo gali būti prarandama vien dėl to, kad mes patys kai kuriuose srityse tiesiog neleidžiame Jėzui būti. Viešpatie savai mąstymą trokšta pritaikyti prie tavęs, o ne tikėjimą prie savo įsivaizdavimo. Tu kur kas didesnis į mano įsivaizdavimai. Tu neribotas, visur tu turi galią. Ir mano tikėjimas turi augti ir aš noriu vis labiau tavimi pasitikėti. Tai tas, kurio žodis yra paskutinis. Kaip gerai. Amen.